matyti gyvo salėje čia tiek daug mūsų susirinkusių. Jo labiau, kad šiandien ne pirmas politinis susirinkimas, tai net nežinia, kiek čia yra tų pačių veidų, kurie buvo per pietus ir kurie čia. Aš tik tai noriu pasakyti, kad buvo čia tokių spėlionių, kad mūsų kava su Kasčiūnu, šitas formatas tarsi atliepas prieš tai buvusiam, tai noriu pasakyti, kad nieko panašaus. Mes derinom tai iš anksčiau, nežinodami jokių kitų politinių jėgų planų susitikinėti su savo rinkėjais arba daryti kažkokią savo politinę įtaką. Tai tuo labiau, kad mūsų šios dienos vizitas tai yra tik tai kulminacija susitikimų virtinės, kuri vyko šiandien jau nuo ryto. Ir noriu pasakyti, koks čia yra tas mūsų formatas. Tai Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai priklausantys Seimo nariai iš tikrųjų važinėja po visą Lietuvą, susitikinėja jau labai seniai. Tiesiog COVID laikotarpiu buvo pristabdyta šita veikla, na, o dabar, aišku, vėl nauji formatai atsiranda. Tačiau, kai mes savo vienmandatėje apygardoje neturime Seimo nario būtent nuo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, tai pas mus yra tokia tvarka, kad vienas Seimo narys yra paskiriamas skyriaus kuratoriumi. Tai mūsų skyriaus kuratorius yra Jurgis Razma ir mes su juo iš tikrųjų jau turėjom ne pirmą susitikimą, tokį darbinį, lankantis rajone ir žiūrint, kaip žmonės gyvena, iš pokalbių su jais parsivežant tam tikrų ir namų darbų. Tai šiandien buvo pratęstas toksai formatas ir mes lankėmės Šakių Žiburio gimnazijoje, namai visiems, kultūros centre, bibliotekoje, Lauksvoje, Gulbelėje ir šiandien užbaigiam štai tokį. Ir su Jurgiu kartu šitą vojažą apšildymo grupė buvo, tai būtent Mindaugas Lingė iš eilės čia, taip sakau, ir Seimo vicepirmininkė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Tai štai toks formatas važinėjom, o dabar užbaigiam kava su Kasčiūnu ir aišku tuos pačius svečius turime. Tai formatas labai laisvas, prašom prisijungti, kava, arbata, vanduo visada yra laisvai prieinamas gale, taigi oficiantų nenusamdėme, tai tikrai drąsiai jauskitės, prieikit, įsipilkit arba gal yra jaunesnių, kurie tiesiog pagelbės. Įvedant į šį laikotarpį, iš tikrųjų gana keistą laikotarpį gyvenam, kadangi ir geopolitika įtempta, ir vietoje mes tikrai problemų nestokojam, bet iš tikrųjų man dar dirbant savivaldoje ir užmezgus ryšius savivaldos lygmenių su ukrainiečiais, tai kada jie lankydavosi Lietuvoje ir dar prieš tą didžiąją invaziją Rusijos į Ukrainą, jie žiūrėdavo ir sako, bet tai jūs vis tiek turit problemų, nu mes ir sakom, tai ir tas, ir anas, ir jie sakydavo, nam бы ваши problemų. Tai čia kaip visada, žinot, ką su kuo palyginsi. Tačiau, nesprendžiant problemų, nekalbant, nediskutuojant, tu niekada ir nerasi rakto, kaip jas išspręsti. Tai tam ir yra tokie formatai, kada mes galėtume kalbėtis ir vieni kitus išgirsti. Ir atiduodamas dabar įžanginiam žodžiui mikrofoną partijos pirmininkui Laurynui Kasčiūnui, aš tokį vis tiek ir aktualiją šiandieninė tokia, tai kas vyksta Lietuvoje, aišku nepalyginsi to, kas vyksta visam pasaulyje, bet vis tiek savi marškiniai arčiau kūno. Ir pas mus dabar irgi tokį įdomumą įvyksta per mūsų partijos skyriaus Facebooko paskyrą. Mes pasidalinome šiandieninio renginio afišą. Na ir tikrai tokio ažiotažo nebuvo sulaukęs nei vienas mūsų Facebook'e įrašas. Per porą dienų reakcijų virš 1500, buvo laikas, kad per valandą po 200-300 komentarų. Mačiau, kad ir policijos virtualus patrulis turėjo ten ką veikti. Kai ką bandžiau ir aš ten bandyti, jau bent jau tuos atvirai įžeidžiančius pašalinti. Bet aišku, matosi, kad profiliai netikri. Tai kiek čia tos tikrovės, kiek čia mes matom, kiek čia mes jaučiam vieni kitus ir su kuo mes kalbamės. Tai šiandien mes kalbamės ne su botu, su gyvu,
partijos pirmininku, tai įžanginis žodis Laurynui, o po to jau bendrai laisva diskusija. Ačiū labai, Edgar, ačiū labai už kvietimą. Tai tikrai malonu būti čia, šakiuosi, tikrai stengiuosi per metus 2-3 kartus lankytis. Ir dabar irgi važiuoju per visą Lietuvą, nedaug liko savivaldybių, kurias dar liko aplankyti, kai kuriuos jau važiuoju ir 2. ir 3. kartą ir tą tikrai būtina daryti. Važiuojam be pykčio, važiuojam be filmavimo veidų, be registravimų, be seniorų stumdymų, stengiamės viską daryti šiltai, mandagiai, kad eitume į turinį, o ne į emocijas, skandalus, įtampas, polarizacijas, ko mūsų visuomeniai matyt dabar mažiausiai reikia. O čia aš nieko naujo, ta prasme, kur aš bevažiuočiau, kai mūsų skyriai arba mūsų rėmėjai pasidalina anonsų, būna visada dažniausiai pilnas amplūdis ir tikrų, ir netikrų paskyrų, su grasinimais atvažiuosim, Kasčiūną neįleisim, apmėtysim, išdaužysim ir visa kita, bet kai atvažiuoji, visą laiką kažkaip visada ramu, gera, jauku ir įdomu. Tai čia tas ir yra, kad jie dažniausiai labai arba skambus internetuose, socialinėje erdvėje, arba tai yra netikri profiliai, tai vadinamieji botai. Čia yra problema ir jinai yra didelė problema, tai yra dirbtinė amplifikacija, taip vadinasi, kai iš esmės gali sukurti daug netikrų paskyrų ir jas pasiūsti ant vieno ant kito, sakykime, įvykio, ant oponentų. Ir tokiu būdu kelti tam tikrą socialinį ažiotažą, kažką palaikant, kažką kritikuojant, sukuriant kažkokią tai iškreiptą tikrovę ir taip toliau. Tai yra 21 amžius, tai yra socialiniai tinklai, mūsų dalinai gyvenimas ten persikelia, čia yra naujos galimybės, bet ir didžiulės naujos rizikos. O rizikos susijusios su daug kuo ir su aspektais, kurie tai ne tik Lietuvos fenomenas, tai yra visos vakarų Europos fenomenas. Kai dalis visuomenės suėjo į socialinius tinklus, į burbulus vadinamuosius. Burbuluose žmonės tarp skirtingų burbulų nebesusikalba. Jeigu anksčiau mes turėjom 3 televizijas, 3 laikraščius, 3 internetinius portalus, dabar turim bet kas yra televizija, bet kas yra žiniasklaidos šaltinis, bet kas gali turėti savo YouTube kanalą, net ir aš turiu savo YouTube kanalą, ir visi kiti tą daro ir taip kūriamas tie kuriami burbulai. Kur problema, kad mes gyvenam post-tikrovės visuomeniai, kur didelė dalis visuomenės nebetikrina faktų, nebesvarbi yra tiesa, o svarbu yra tai, kad tu įtiki kažkuo ir tie burbulai, galbūt politiškai suinteresuoti, maitina tos žmonės, kurie yra tose burbuluose, tam tikrais naratyvais, kurie yra tiesiog įtikėjimui dar sustiprinti, o ne analizai skirti. Ir tai yra šiandieninė mūsų tikrovė. Ir tai yra komplikuota, nes taip polarizuojasi visuomenė, vis sunkiau tampa susikalbėti. O mums kaip tik, turint tokį sudėtingą pakankamai geopolitinį laikotarpį ir šiaip amžiną geopolitinį iššūkį, kurį jūs puikiai žinote, turėti susiskaldžiusią polarizuotą visuomenę yra labai labai pavojingas dalykas. Ir tas ardymasis vyksta ir dabar, ir prasidėjus 26 metams. Yra visiškai tuščioje vietoje kūriamos įtampos ir tų įtampų dėka žmonės tiesiog vieni su kitais nebesišneka, nebesisveikina, nes yra visiškai skirtingos vertybių sistemos. Kitaip tariant, mano vizijoje mes galim turėti skirtingas nuodėmes, skirtingas ir nuodėmes ir įsitikinimus, kitaip tariant, bet yra skirtingos pažiūros. Ne, aš galiu būti konservatyvesnis, kažkas bus liberalesnis, bet aš žinau, kad kalbėsime apie mūsų valstybės gynybą, nepriklausomybę, laisvę, fundamentalius dalykus. Pavyzdžiui, mes ir konservatyvus jaunuolis, ir jaunas liberalas gali kartu su petys petin ginti valstybę Šaulių sąjungą. Ar tokia polarizacija, kuri dabar vyksta mūsų visuomeniai, gali užtikrinti tokį scenarijų? Aš abejoju. Mes jau tampam ne oponentais vienas kitam, ne priešininkais vienas kitam, bet priešas. Kai tu priešą išstumi iš savo kultūrinės erdvės, priešą išstumi iš savo civilizacinės erdvės ir tai yra labai pavojinga, nes to gali pasinaudoti išorinės jėgos. Tai, bet dirbtinės amplifikacijos ir botų klausimas, jisai mūsų darbotvarkai, yra registruotas mūsų pasiūlymas, stengsimės pasižiūrėti, kiek įmanoma gauti palaikymą pavasario sesijoje, čia Daivos Urbinaitės labai dirbti su mokslininkais
ir visais tais, kurie dirbo toje srityje pastarosius metus projektas, bandysime kriminalizuoti botų fermas, kad net ir socialiniam tinklam, kurių, vis tiek jie yra transnacionaliniai, kad tai pasiųstų Lietuva signalą, kad tie botai turėtų būti eliminuojami, kai jie yra iš esmės atpažįstami ir yra įrodomi, kad jie egzistuoja. Tai va, tai čia yra problema, čia yra labai rimta problema, iššūkis, bet iššūkis įveikiam tik tai darbu, tiesioginiais pokalbiais, tiesioginių kontaktų ir idėjomis. Tai mes su tomis idėjomis čia pas jūs ir atvažiavome. Pats modelis tokių diskusijų yra, kaip ir minėjau, visiškai neformalus. Mes kalbamės apie valandą, pusantros. Ir čia nėra monologo. O dabar, Edgaras padarė įžangą, aš padariau įžangą. Kolegos gal norėtume dar kažką pridurti, bet jau šiandien tiek pridūrė, gal ir palauks tokio klausimo. Ir dabar, prašau, jums žodis. Turim ir mikrofonus, netgi ne vieną, ar ne, Dima, turim, va. Tai prašau, pakelkite ranką, visos temos, kokios tik tai rūpi. Jau čia buvau išgirdęs, kad nuo gynybos, geopolitikos iki Jurgi Ko, ką jūs kuruojate. Auditą dabar. Prašau. Skardžiaus bendradarbis. Jo, kolega. Taip. Jeigu kam reikia mikrofono, tai ar dar norit apšilti kažkaip? Jo, aišku, tai prašau. Visuomenėje nekyla kalbos dėl Kapčiamiesčio poligono ir kas yra susidūrę su tarnyba kariuomenėje. Taktika kažkiek mato, kad užprogramuota labai pasaulis laukia pavidalių. Nors realiai, jeigu padarytų tam tikrus veiksmus, mes galėtume išreklamuoti kaip saugiausią vietą. Ir verslo investicijos žmonėms gyvena. Ar nemanot, kad reikėtų dar Šakių, Vilkaviškio, Kalvarijos, 2 batalionų? Batalionai. Taip, batalionų su kareivinėmis, kad jie būtų pasiruošę čia, nes karo atveju, jeigu taip, žiūro taktiškai, ką aš daryčiau, tai turbūt pulčiau Šakių Kauno kryptim iš Kaliningrado, Marijampolės Alytos Vilkaviškio kryptim ir iš Baltarusijos turbūt pulčiau Belstoko Suvalkų Moldavų kryptim, uždaryčiau į Kartą. Tai bendradarbiaujant su Lenkais, reikėtų, kad Lenkai pasidarytų savo namų darbus ir mes, bet 2 batalionų trūksta dėl to, kad mes apsaugotum logistiką. Vienas iš jų tikrai galėtų rasti vietą Moskavoje kažkur, tarp Rail Baltikos ir Via Baltikos, o kitas tarp Vilkaviškio ir Šakių, nes čia gamtinių kliūčių mažai galėtų. Tarkim, Kapčiamiesčio poligonas labiau tinka gintis Baltarusiam dėl gamtinių kliūčių, negu mum nuo Baltarusių, nes ten realiai bus treniruočių erdvė, o ne gynybinis kažkoks tai renginys. Ir šalia to reikėtų tada dirbti su Vytauto gynybos linija, nes fortifikacinio ruožo tarp Kaliningrado ir Lietuvos nuo Jurbarko iki Vištyčio gamtinių kliūčių yra mažai. Ir jas reikėtų kur dirbti, nes sekanti galėtų eit Lazdijai, Veisiejai, Leipalingis ir dalyviai iš Marijampolės atvažiuoja pasiruošę, konceptualiai apmąstę, net pasibraižę žemėlapį, kur turi būti batalionai. Tai ačiū Tomui už tokį, net sakyčiau, rimtą, ambicingą pasiūlymą. Iš tikrai dabar neatsakysiu, nes čia vis tiek yra karinio patarimo klausimas, kur tie poligonai turėtų būti. Bet jeigu leisite, truputėlį paliesiu plačiau ir truputį pakalbėkime apie Kapčiamiesčio poligono svarbą. Iš tikrųjų, jeigu kalbant apie gynybos planus, tai kalbam ir apie mūsų kariuomenės pajėgumus, bet kartu veikia sąjungininkai pagal visus NATO gynybos planus, pagal, sakykime taip, NATO pajėgų Europoje vado 4 žvaigždučių Amerikos generolo galimybės dabar parengti, pakelt, kai reikia, logistinės linijas išdėstyti, kai reikia be mandato kitų valstybių narių, kaip tariant, mes padarėm per porą metų lankstesnės kariškiams rankas sprendimus priimti, kas yra labai svarbu, reaguojant lankščiau ir greičiau į grėsmes. Dabar, žiūrint mūsų visas silpnąsias vietas, tai matyt, gerai pastebėjai, kad yra čia vietos tos pagrindinės, bet yra ir kita viena vieta, tai yra šiaurės rytų Lietuva. Nes jeigu mes žvilgteltume į Pirmą pasaulinį karą, į Antrą pasaulinį karą, ir čia tas Pirmas ir Antras neskamba kaip kažkas tokio vien tik istorijoje, nes istorija linkusi atsikartoti ypač karinėse strategijose, tai būtent rytai atėjo pas mus per Latviją iš šiaurės.
Tai ten reikia daugiau karinių dalinių, čia yra vienareikšmiškai, toj pusėj. Aš tokį turiu prisiminimą iš ministravimo darbo, kai vyko vokiečių ir lietuvių pratybos ir buvo keliamas per Nemuną ir Platoninis tiltas buvo statomas ir atėjo močiutė ten vietoj gyvenant ir sako, žinot, apie 44 metais čia rusai kėlėsi. Tai manot, kai kas nesikeičia, kai kur gamtinės aplinkybės yra tokios, kad linkia atsikartoti. Tai kitaip tariant, tą reikia įvertinti šiaurės rytų kryptį, tai be jokios abejonės Zarasai, Ignalina ir panašiai, nes ten arčiausiai yra tik tai Panevėžio mūsų batalionas. Ir tai, ką mes dabar darom kaip žemės, aš manau, labai strategiškai svarbi vieta. Buvo modeliuojamos kelios vietos, man jau prie to prisidėti neteko, nes jau baigiau darbus kaip ministras. Tik žinau, kad buvo visą laiką svarstama Pietų Lietuva ir kuo arčiau Suvalkų koridorių. Kapčiamiestis yra tikrai pirmiausia strategiškai svarbus ta prasme, kad jis yra būtent pačiam Suvalkų koridoriui. Dabar įsivaizduokite, mes įsteigėm poligoną ir mes kalbam, pavyzdžiui, apie Suvalkų koridoriaus fortifikaciją, kas netgi įrašyta yra partijų susitarimą dėl gynybos. Tai dabar, kai mes turėsim poligoną, nebereikės išpirkinėti žemių, gauti leidimų, jau tu galėsi poligonę fortifikacijas pastatyti ir jas pastatyti nuolatinai. Tai yra dalį to Vytauto didžiojo gynybos linijos, mūsų pasiliūtos linijos elementų iš karto įdėti. Kodėl poligonų reikia Lietuvoje? Tai dar kartą pakartosiu. Pirma, jau kai sąjungininkai čia atvažiuoja, tada būna klausimas, ar jūsų kariuomenė turi kur treniruotis. Nes jeigu kariuomenė neturi parengties, jinai nėra visavertė. Kokia buvo Lietuvoje poligonų istorija? Trumpai. 19 metai, tai buvo Valstiečių žaliųjų vyriausybė, Sauliaus Skvernelio, Ramūno Karbauskio vyriausybė. Raimundas Karoblis, tuometinis gynybos ministras, kurį šiaip aš labai gerai vertinu, bet jam truputėlį matyt pritrūko politinės išminties ir jausmo, nusprendžia Žemaitijoje pasiūlyti tarp 4 savivaldybių, 4 vienmandačių apygardų, suprantu, kur aš lenkiu, didžiulį brigados dydžio poligoną, kuris, būtų kaip Kapčiamiestis. Ten viskas sukyla ir jau po to tenka atsitraukti šitą projektą, kadangi tiesiog buvo nesuvaldyti visuomenės protestai. Problema nusikelia mūsų vyriausybei nuo 20 iki 24. Mastom, kaip čia padaryti, žemaičiai ir toliau, pas mane ateina į Nacionalinio saugumo gynybos komitetą, aš pirmininkas tuo metu buvau, panaikinkit šitą sprendimą jau galutinai, mes jau sakėm, tikrai nebus, bet jie netikė, žodžiu, spaudimas vyksta. Ir tada atrandam rūdninkus. Senąjį poligoną, kurio privalumas didžiausias, kad jis yra vienos savivaldybei ir visiškai negyvenamas. Nėra žmonių, nėra nusavybės, nėra ką išpirkti, yra ten truputėlį gamtinių dalykų, bet labai toksai, sakykime, geras sprendimas. Susitarėm su meru, su Šalčininku, šitoje vietoje mes turim skirtingas pozicijas su Lenkų rinkimų akcija 95% klausimų, bet noriu pagirti, buvo VGT posėdis, buvo meras, pažadėjo, kad neprotestuos ir tą žodį tęsia iki šiol. Noriu pasakyti šitoje vietoje, nedažnai, oponentus tai kartais reikia pagirti. Ir mes sukūrėm poligoną, 21-ąjį pradedam steigti, 22-ąjį pradedam jį plėtoti. Ir tai jau būtų išsprendę mūsų kariuomenės parengtis reikalą. Tačiau mes pasiekėm istorinį susitarimą su vokiečiais dėl Vokietijos brigados dislokavimo. Dabar vyksta karinio mastelio statybos, ką jūs puikiai žino. Ir mes norim, kad vokiečiai iki 27 metų pabaigos atvažiuotų su šeimomis dalis jų, pilno operacinio pajėgumo brigada, kuri mano įsitikinimu kurtų antros kariuomenės efektą Lietuvoje. Turėkime galvoje, kad ta Vokietijos brigada dar būtų dalis Vokietijos kitų pajėgų, kurios pagal NATO gynybos planus ateitų į Lietuvą į pagalbą, jeigu reikia. Tai yra didžiulis proveržis mūsų saugumo gynybos. Ir aišku, jiems reikia kažkur pasiūlyti būti. Tai aišku, jiems pasiūlyti yra Rūdninkų poligonas ir tokiu būdu tai tampa Vokietijos karinė bazė. Planas yra toks, kad 80% vokiečių brigados bus Rūdninkuose ir apie 20% Rūdninkų. Na ir, sakykime taip, su šeimom dalis karininkų. Tai taip, tokiu būdu mes, spręsdami suradę poligoną, išsprendėm, radom vietą vokiečių. Bet mūsų kariuomeniai trūkumas lieka. 24 metų vasarą, per tą trumpą mano administravimo laikotarpį, mes nusprendžiam greitai padėti mūsų Žemaitijos vakaruose, vakarų Lietuvoje esančiai brigadai, kur irgi trūksta treniravimų erdvių, sukurti 2 nedidelius kopos dydžio, kopos plus, taip vadinam, kopą virš,
Manevrinius, tai ir nešaudimo poligonus Tauragės Šilalės rajonuose. Ten irgi buvo 2 sodybų klausimai. Na, buvo truputėlį protestų, bet iš principo susprendėm, turim, plėtojasi, dabar lyg tai kalbasi apie plėtrą ir žmonės jau daugiau mažiau sutinka, kai jau padėti žmonėms ant stalo aiškius projektus, koks bus socialinis efektas tų poligonų vietiniam žmonėm. Na ir tada dabar, bet vis tiek, brigados didžio poligono poreikis kariuomenė niekada didės ir tada apsispręsta ties kaip čia. Nu ir čia, aišku, kaip dažnai būna Lietuvoje, viskas buvo pradėta atvirkščiai, negu turėjo būti pradėta. Pas tų pamokų šiek tiek būna. Tai pirmiausia, ką reikėjo kitaip. Vienas dalykas, net pradėti prieš šventes. Tai ne tik, kad šventės, bet todėl, kad baigėsi pavasario sesija. Rudens sesija. Pavasario sesija bus tik kovo 10 dieną. Tai mes dabar 2,5 mėnesio palikom visom melagienom, ten visam, reiškia, kas plinta dabar, protestam, plisti va toj bendruomenė. Nes, kai jūs matėte tas susirinkimus salėse, ten pusė, gal net daugiau nei pusė žmonių nieko bendro su nei Lazdijų rajonu, nei su Kapčiamiesčiu neturėjo. Privažiavo visokio plauko veikėjų, kurie tenais mojavo savo vėliavom ir reikavo ir atakavo mūsų kariuomenę. Tai pirma, laikas, prastas laikas. Antra, neik į tokią salę, kur tu neįtikinsi, nes nebus diskusijos. Nuvažiuok pas žmonės tiesiogiai, kurios tiesiogiai liečia poligonas, susitark su jais, su 13 sodybų savininkais, pasiūlyk ne tik rinkos kainą, o atkūrimo kainą, plus moralinį koeficientą, neturtinės žalos atlyginimą, sukurk vieną kitą sėkmės istoriją, kad žmonės patys norėtų ir tada gali jau eiti į diskusiją platesnę, pristatant patį projektą. Pasiūlyk Kapčiamiesčio miesteliui nuolaidas elektros, kaip pavyzdžiui, aplinkui esančius kelius išasfaltuoti, pasakyk, kurie keliai bus tikrai išasfaltuoti. Ir taip jau visai kitaip galima būtų kalbėtis ir pasiekti tų rezultatų, kurių norime. Dabar mes turim tą, ką turim. Nėra ko čia dabar, aišku, jau dabar žiūrėti atgal, reikia eiti į priekį. Mes kaip frakcija pasakėm aiškiai, kaip ponas Žemaitaitis tikrai visi pradžioje nepalaikys poligoną. Dabar matyt, jisai dėl tokių nors priežasčių spaudimo jisai persivertė, bet iš principo mes iškart pasakėme, mes palaikysim poligoną, nes mes žiūrim valstybiškai. Net ir opozicijoje reikia pasišties ranką, pasakyti, kad mes valstybės reikalais esam drąsiai galim išties ranką ir padėti valdantiesiems išsispręs problemas, jeigu jie patys to nesugeba padaryti. Bet mes dabar turim vat kovo 10 startą. Vėl čia pasiūliau, idėja yra, kad galbūt nelaukt ir neeilinę sesiją turėti dėl poligono, nes, pavyzdžiui, jeigu mes norim kompensuoti nuostolius žmonėms, mes turim tik idėją moralinės žalos atlyginimo, bet mes turim instrumentų, tai sukurti įstatymą. Čia yra bent jau pradėti jį, registruoti, pateikti, svarstyti, nes čia šitą vietą vėl idėja turi būti greitesnė. Tai aš tikiuosi, kad pavyks šitą dalyką padaryti, tai viliuosi, kad pavyks, nes tai yra strategiškai svarbus dalykas. Niekas poligonų nekuria šiaip sau, yra gyvybiškai svarbu mūsų ginkluotosios pajėgom. Ir ką tu minėjai, su Lenkais. Ir Lenkai sako, taip, mes turime nuo 22 metų Oršos planą. Ir mes su Lenkais dirbinėjom pratybas, kad neleisti Suvalkų koridorius okupuoti, perkirsti mūsų nuo Lenkų. Ir čia šitą vietą mes nuolat atidirbinėjom. Šitas poligonas puikiai tiks tom pratybom, puikiai tiks tai sąveikai su Lenkais ir mes čia galim daug dalykų pasiekti. Dėl poligonų šaknės dažnių šaknės. Aš užsirašau šitą idėją, žinai, nenoriu dabar su poligonu galime. Čia logika, kad turi į pietų Lietuvą labiau eiti mūsų karinės pajėgos ir į šiaurės rytų, tai yra tai. Kad jie būtų ten Vienas batalionas tai yra mažiausiai 1000 vartotojų. Šeimų nariai, kelionės iš čia į tenai, pirkimas parduotuvės ir dar kažkur. Tai šitiem regionam, kurie turi programą, tarkim, turizmo skatinimo planelius, tai reiškia, turi tenai apšvietėlės taką, investuos tai lekiamas, kažkokios šakiai irgi pinigų gavo, bet va tokie dalykai būtų ir naudinga, ir malonu, kaip sakydamas, malonės priežastis pasakyti. Tai kažkas šalia to kompleksiškai, nes karo atveju vis tiek jūsų susipažinti. Pagalbos gins šitą kraštą Marijampolės ir Alytaus batalionai. Žiauriai čia mažai. Manevro laisvėje valai mažai. Neskubėk, su batalionais iškalbėjo apie Lietuvos karinės pajėgas. Bus ir sąjungininkai, yra pasiskirstytos zonos, kurie sąjungininkai kur gina.
Tai jeigu viskas gerai veikia pagal algoritmą NATO, tai gynyba yra daug. Čia sekantis mano klausimas ir buvo, dabar kiek mes galim pasitikėti NATO ir kaip jisai keičia. Moment, šitą fiksuojam. Turėtumėm pasidaryti pratymus, kad mes tą darbą galėtume ilgesnį laikyti. Patys. Dėl to čia reikia. Supratau, gerai. Labą dieną, turiu garbės su ministru pašnekėti. Ir dabar aš visą poligonų šitą visą reikalą nežiūriu, stebiu. Ir aš, nežinau, be abejo gal ir pagalvojau, ar jis ne per arti yra Baltarusijos. Nes vienas dalykas, kas tenai vyks tam poligone, kokia bus taktika, šaudymų tikslai, šaudymų laikas, komandos, viskas bus fiksuojama, stebima iš anos pusės. Nuo jų nieko nepaslėpsi. Tauragiai paslėpsi, tenai ne. Kitas dalykas, be abejo bus net dronai žvalgybiniai siunčiami. Iš šitų veikėjų mes čia gyvenam su jais. Žinom, lauk, ko tik nori. Kitas dalykas, kur garantija, kad nebus įjungta radio kovos priemonės. Ir tus poligonė nieko nesusišnekėsi. Ir jiem nieko nepadarysi. O čia, ar pagalvot apie tai kur? Tikrai taip, bet šitoje vietoje iš karto galiu pasakyti, kad ten didelio skirtumo, ar tu 20 km nustumsi nuo pasienio su Baltarusija, ar 30 km didelio skirtumo nebus. Čia 500 metrų. Jo, bet žiūrėkit, tikrai jeigu ten pastumtume toliau, pokyčių nebūtų, nes žvalgybiniai dronai, žinot, jie veikia ir gali veikti daug toliau. Čia dėl žvalgybinių dronų, tai tarp kitko čia iš Ramovio kelio būtų įmanoma matyti, kaip naktį Kaliningrado srities, tai ten sukelta labai daug ir švieselių matyti. Tai taip, kad stebi čia mus, stebi. Tai žiūrėkit, visi vienas kitą stebi, noriu pasakyti, tą reikia suprasti, čia jau tie laikai, kai mes daug ką matom ir daug ką žinom. Ir čia yra turbūt mūsų kaip NATO privalumas, tai kad mes žinom ir matom daugiau negu jie rytuose. Ir jeigu turim ten klausimų dėl pajėgų ateimo, greičio, politinių sprendimų, tai žvalgyba yra aukščiausio lygio ir tokio lygio, kurį atskiria šiais laikais, kada priešas ruošiasi karui, kada jisai raumenis demonstruoja, kada jisai tik treniruojasi ir panašiai. Tai kitaip tariant, šitoje vietoje mes turim tikrai žvalgybinius pajėgumus, aišku, visos NATO pajėgumus, bet ir mūsų lietuvišką žvalgybą, kuri šitos dalykus atskiria. Ir čia yra, todėl aš pakankamai tvirtai galiu atsakyti, labai ilgai sakyčiau, tvirtai galiu atsakyti, kad kai, žinot, pas musgi būna, kažkas sujuda Gožai, kažkas sujuda prie mūsų sienų, iš karto pasipila klausimai, tai kas čia vyksta? Tada mūsų žvalgyba su partneriais pasianalizuoja visus indikatorius, ką jie veikia ir duoda mums sprendimų priėmėjams analizę, pasako, žiūrėkit, čia vyksta reguliarios įprastos pratybos. Nieko neįprasto nėra, nes norint, kad turėtų kažko neįprasto, reikia to ir to. Ir to nėra, tai reiškia, jie šitoje vietoje laikosi pratybų scenarijos ir taip toliau. Tai kitaip tariant, šiaip tai geri jūsų klausimai, labai geri klausimai, bet jie yra iš esmės, tam prasme išsprendžiami, kad didelio skirtumo, Lietuva yra tokia, kokia yra, nėra ypatingai didelė. Ir šią prasme, matyti didelio skirtumo, kur tu tą poligoną šiais kampais, kuriuos jūs keliate, patrauksi, nebus. Tai būtų toks mano atsakymas. Dabar gal aš tik tai norėčiau, Tomai, tu turėjai dėl labai fundamentalų klausimą dėl NATO patikimumo. Bet aš dar jį pasilaikau, gal turit kiti dar kokių klausimų? Prašau. Taip. Dėl dronų sienos noriu paklausti. Gerai, jie dabar pradėjo surengti, tai gal reikėtų tų didelių tvirtinimų, jeigu kontroliuotų dronai šitą teritoriją, kurie eina palei buvusias sienas. Gerai, tada aš bandau apjungti jūsų abiejų klausimus, nes vienas yra daugiau taktinio lygmens klausimas, svarbus labai, bet taktinio, ir kitas yra strateginis klausimas. Tai kur mes esame dabar tarptautinėje erdvėje, kas vyksta, jūs matom, tikrai tokia nuolatinės istorijos kūriamos Amerikos prezidento ir jos, aišku, neįkvėpia, jos sukrečia, jos verčia kai kada labai braižyti apokaliptinius scenarijus, bet aš esu iš tų, kuris nenoriu pasiduoti apokaliptikai, noriu realiai analizuoti, žiūrėti ir viską vertinti. Na ir dabar ką mes turėjom, čia dabar užaštrėjimą dėl Grenlandijos. Tai kas dabar buvo dėl Grenlandijos, gal ir nesibaigė dėl Grenlandijos, čia irgi prasidės darybos, pasižiūrėsim, gal po mėnesio 2 turėsim dar kokią nors temą,
Bet bandant analizuoti Amerikos prezidento veikimą ir po to išeisiu į Lietuvą ir į jūsų klausimus, labai svarbu suvokti. Šis du atvejai buvo labai konkretus šiandien Amerikos veikime per šios Trumpo metus. Tai buvo Venezuelos scenarius, kurį mes irgi liudijom, ar ne? Matėm, amerikiečiai su savo hipergalia ir super gebėjimais išsitraukė autoritarinį komunistinį lyderį, nusivežė pas save, grubų, bet efektyvų, parodė amerikiečiai galę. Ir tada be abejo, aišku, kilo ir įvairios interpretacijos, ką tai gali reikšti tarptautiniai sistemai. Ir buvo Panamos scenarijus. Aš priminsiu Panamą, tai buvo pirmas teiginys, kuris buvo pasakyta. Žiūrėkit, Panamos kanalas, ten buvo kinų kompanijos, kuris iš principo kontroliavo visą kanalą. Strategiškai svarbu visam susitikimui, transportui, prekybai kanalą. Irgi buvo braižomi visokie scenarijai, bet prieš porą savaičių Panamos prezidentas pareiškė, kad mes su amerikiečiais done. Mes susitarėm. Grįžo į vėžės santykį. Kas įvyko? Kompanijas kiniečių ištrauktos iš ten ir amerikiečių kompanijas ateina. Tai jis užeskalavo, pritaikė presingą didelį ir iš esmės pasiekė tai, ko norėjo. Ir tarp tų dviejų scenarijų mes turėjome ir Grenlandiją. Net buvo ir prieštumas dėl labai prastų sprendimų, sakykime, tokių, kur būtų, tikrai galbūt galima kalbėti apie apokaliptiką. Ir buvo galimybių, kad jis čia tiesiog derybinė taktika. Mano įsitikinimu, tai buvo viena vertus šitas dalykas, kita vertus suveikė ir, aš dabar visą laiką sunku kalbėti apie Europos galią ir gynyboje jos trūksta, bet vienoje vietoje jinai yra. Tai yra prekyba ir ekonomika. Ir kai jis pradėjo kalbėti apie papildomus tarifus, Trumpas, Europa greit pasakė, Europos Sąjungos šiuo atveju, kad mes duosim atsaką. Ir tas atsakas būtų tikrai labai rimtai padaręs poveikį Amerikos ekonomikai. Jau ir dabar akcijų rinkos krito labai stipriai ir jis matyt irgi pajuto, kad tas žaidimas turi rizikos. Nes vis tiek Trumpo mąstymas per vidaus politiką yra. Ar ne, kad jie būtų procesai jo kontroliuojami ir taip toliau. Visgi tas, kuris nori sutvarkyti Amerikos ekonomiką, tai geras. Ir šis Europos stiprus stovėjimas dėl to davė efektą, nes Europos rinka dar didesnė amerikiečių ir čia jinai yra integruota, jinai stipri, jinai turi galią. Ir tai irgi tam tikrą prasme suvokia. Tačiau, kai kalbam apie mūsų interesus, šitoj visoj sudėtingoj situacijoje, noriu kai kurios dalykus paminėti. Amerikiečių kariai yra Lietuvoje. Tai yra didžiulis atgrasymo efektas. Amerikiečių kariai yra Lenkijoje 10 tūkstančių. Tas batalionas, kuris yra Pabradėje, yra dalis Lenkijoje veikiančios brigados. Amerikiečių kariai, nepaisant sudėtingesnių santykių, yra Vokietijoje. Amerika yra Europoje. Sudėtinga, dabar viskas taip, kaip mes suprantam ir matom, tačiau jie yra Europoje. Ir kai aš išgirstu, kad sakom, žiūrėk, reikia patraukti amerikiečius ir dabar čia viską patiems imtis, aš sakau, gerai, jeigu mes turim ir stovim kojų. Šiai minutei Europa nėra pajėgi, aš tikrai sakau, žinodamas amerikietišką pajėgumą. Aš juokauju, jeigu būtų krašto apsaugos sistemoje, tu paimtai amerikiečių galę. Kiek jie ten to turi, kokia yra technika, kokia yra jų technologinis panašumas. Mes turim minimum 3 dalykus Europoje pasidaryti, kad bent jau pradėtume kalbėti apie galimybę kompensuoti amerikiečių išėjimą, jeigu jie nuspręstų. Aš nemanau, kad tai bus, bet jeigu jie nuspręstų. Pirma, žvalgybiniai pajėgumai. Europiečiai karinius žvalgybinius dronus skaičiuoja dešimtimis, amerikiečiai šimtais ir tūkstančiais. Čia yra kokybinis didžiulis atotrūkis. Tolimojo smūgio galimybės, kad priešus smogti 1000 km į gylį ir taip toliau. Amerikiečiai tą turi, Europa turi labai mažai. Ir trečia, oro gynybos įvairios sistemos, pirmiausia, antibalistinės ilgojo nuotolio oro gynybos sistemos. Ant šitų 4 žmonių rankų, pirštų jau yra daugiau negu oro gynybos ilgojo nuotolio sistemų yra Europos valstybėse. Taip yra, todėl kad Europos kariuomenės buvo išėjusios atostogų po šaltojo karo. Ir norint visą tai atstatyti, ir jau prasidėjo procesas. Tai vokiečiai tikrai pradėjo judėti, lenkai pradėjo judėti, bet dar užtruks. O galiausiai europiečiams reikia savo atsakyti klausimą, ar jie tikrai pasiruošę ginti savo šalis. Čia esminis momentas, tai yra kultūrinis tapatybinis pokytis.
ar jie pasiruošę ginti savo šalių laisvę ir nepriklausomybę. Ir šalto karo metais branduolinis skėtis garantavo amerikiečių lyderystę, europiečiai kažkur padėjo, bet iš esmės dabar tam savarankiškam veikimui reikia strateginės kultūros pokyčių. Čia yra rimtas klausimas, ar mes jau esame jie. Po truputį judame į priekį, bet dar reikia laiko. Mano siūlymas daryti taip. Kol mes dar ne ant kojų ir taip, stotis ant jų, daryti viską, kad būtume stipresni gyvybai, bet kol dar ne ant kojų, saugom amerikiečių interesą Europoje ir už jo kabinamės. Tai yra sudėtinga, bet tai yra neišvengiamai ir gyvybiškai svarbu. Todėl tos dilemos, su kuo mes, jas reikia labai atsargiai formuluoti. Jas reikia padaryti taip kartais tai moraliai sunku, bet reikia rasti sprendimą, taip nesukurti šitą vietą konfliktą. Kiek įmanoma dėl konflikto. Ir be abejo laukti bėga laikas. Amerikai kadencijos. Lapkričio mėnesį jau kongreso rinkimai. Tikėtina, kad žemutinius rūmus, atstovų rūmus laimė demokratai. Aš pats dabar net jau ko aš sakau, aš laukiu demokratų pergalės, nors aš visą laiką už respublikonus buvau. Taip yra, toks dabar gyvenimas. Tada atsiras kažkokio vidinio demokratijos daugiau, ne? Ten prasidės daugiau į vidaus politiką bus dėmesys. Ir čia jau tu galėsi, mums jau gal atsikvėpus lengviau, tų visų Grenlandijų, ten nežinau, kas sugalvokim. Tai čia yra tie momentai. Bet mes negalim, mes turim suprasti aiškiai amerikiečių lytinis vaidmuo. Aš pasakoju tą visur važiuodamas savo atsivokimą, 22 metai, Šiaurės Baltijos šalių, aš tuomet SBK pirmininkas, išvažiuojam 8 pirmininkai pas vokiečius, vokiečių generolas, sausumos pajėgų vadas, tuo metu mus briefina šitas angliškas terminas, pasakoja mums apie situaciją. Ir vienas kolega mano, jis Danas, čia taip sutapo, jis mėgdavo paklausti, kas stipresnis. Ir jo klausimas buvo toks, kokia kariuomenė Europoje yra stipriausia. Vokiečius kaip pasimeta, sako, amerikiečių. Ne, mes žinom, kad amerikiečių NATO yra stipriausia. Bet sako, Europoje, kuri yra amerikiečių. Amerikiečiai esantis Europoje vis tiek yra stipriausia karinė jėga, turint omeny visą kontekstą. Ne, dabar mažiau, apie 50-60, tai yra didžiulė jėga. Dabar matyt, ukrainiečiai, jeigu jau taip skaičiuoti, bet faktas, kad tai yra amerikietiškas faktorius, tai niekur nedingęs, tai yra ypatinga istorija. Gerai, tai aš šiek tiek noriu statytis, mes turim čia 3 profesionalus. Taip, aš grįšiu prie to sienos. Ne, dar ne prie to, bet dėl to amerikiečių, kaip sakant, jūs žiūrėtų, kad į partnerį reikės tą taikos tarnybą, nereikės. Ne, Aš manau, iš kur milijardą gausi. Ne, ten gudriai sugalvoja, 3 metai nereiks milijardo. Tai mane tu kažkas tavo pasigavo, tai aš 3 metus pabūsiu, po to išeisiu. Čia, jau truputėlis. Tai čia toks, matot, yra, neinvestuočiau aš labai smarkiai šitą naują formatą. Tai palaukim, aš reikia neskubėti, reikia derinti pozicijas su Europos šalimis, ta prasme, kad ten nuvažiuotų traukinys, po to atsisėsi vieną rytą šalia Lukašenkos ir Putino formate, tai galvosi, ką čia aš vykiu. Tai čia reikia labai atsargiai. Bet apgalvotai, gal rasti kažkokį sprendimą. Aš čia negalvoju, Tai gal taip išvengti šitą scenarijų. Čia mes, aš čia kalbu šiaip, ne? Jo. Ryšiai blokavo. Bet čia gerai, ganėtinai gerai skamba girdis. Girdit galėtų būti, ar ne? Girdėjau, ką aš kalbėjau, gal su savim Girdisi. Bet iš tikrųjų, dilemos tokios gaunasi, kadangi, matot, kada toj geopolitikoje Jungtinių tautų formatas buvo. Ir tikrai matėsi Ukrainos invazijos į Ukrainą atveju, kad ji neveikia. Pradėjo tarptautinės institucijos būti bedantės. Na ir tai tarsi dabar tas Trumpo noras kažką suaktyvinti, lyg tai reiškia yra proga pasiieškoti vaistų, ne? Bet tie vaistai vėl, ar neblogesni už pačią ligą, gaunasi tokie dalykai. Nes lygiai taip pat kaip pati NATO sukūrimo esmė kokia buvo, kad europiečius kaip tik nuginkluot, kad jie nesipeštų. Amerika daro savo tvarką, Pax Americana, rusus laiko reiškia taip ir
Dabar gaunasi taip, kad nesusitarus, taiga europiečiai yra kalti dėl to, ką jie buvo priversti daryti, kad nesipeštų ir nekariautų. Tai dabartiniams vokiečiams pasakyti, kad eikit į karą, yra ten kultūrinis lūžis. Ką jau kalbėti, kada ir pas mus yra kalbama ir tam pačiam Kapčiamiesty buvo sakyta, tai kas mus puls. Tai čia turbūt ir tie patys poligonai, jie neatsiranda dėl to, kad mes neturim ką veikti ir čia iš tikrųjų ir matau ir žemdirbių atstovą, kuris taip pat irgi pasakytų, kad kiek su tais dalykais, kurie ateina iš viršaus, nesitariant, sukelia papildomų įtampų ir ta bloga komunikacija, tie vaistai, jie būna blogesni už ligą. O kaip surasti tą raktą, kada reikia kalbėti, kaip kalbėti, ką išgirsti, ką prie stalo kviesti, tada kiek mes viešinam, kiek tą dalyką namų darbus padarom. Va čia turbūt yra labai daug klausimų. Aš dar pagausiu dar vieną, galbūt užbaigiant tą geopolitinę mūsų dalį, ar ne? Tai vienas momentas, kai mes kalbam apie tas taisyklės, normas, kurios, dabar didžiulė jiems iškilo grėsmė visam vakarų pasauliu, ne? Nes Trumpas pasakė, man tarptautinė teisė nerūpi, išstosiu iš organizacijų ir panašiai. Aš iš šito vietą, matot, aš studijavau tarptautinius santykius ir mane vis tiek daugiausiai įtakos padarė realizmo mokykla, tarptautiniuose santykiuose, kuri visą laiką sakė, taip, normos ir teisės visą laiką bus, tik tada jų laikysis, tik tada, kai bus globalus policininkas, kuris yra suinteresuotas, kad tos normos ir teisė tarptautinė egzistuotų. Jeigu policininkas nebenori būti policininku, arba sugalvoja pats, kad jam tų normų nereikia, tada tos normos ir taisyklės savaime nebesilaiko. O čia yra Jungtinių tautų pavyzdys. Nes čia buvo čia yra tarptautinis klubas. Buvo galvota sukurti kažkokio taikos didžiulį mechanizmą, jisai, kadangi už jo nėra vieningo policininko, skirtingi yra interesai, skirtingos šalis turi veto teisę, dėl to ten niekados nebus kažkokios efekto. NATO jau kitoks alijansas, jisai yra gynybinis, jis laikė amerikiečių 90% viską garantavo. Ir šitoj vietoj buvo visai kita jėga, dirbimas, autoritetas, paklusimas ir visa kita. O čia yra didžioji problema, kad dabar tas policininkas, kuris buvo, pasakė dabar, kad žiūrėk, man nesvarbu šitos normos, nemanau, kad jisai nenori būti policininku, jis toliau nori būti policininku su dominavimu vakarų hemisferai, tai yra Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, bet kartu pasakydamas, kad mes eisim ten pagal mūsų interesus. Čia gali mums patikti, gali nepatikti, bet tokia yra nauja realybė. Ir mums reikia naviguoti. Viskas paprasta. Reikia išmokti, kaip šitoj situacijoje veikti. Ir tai yra diplomatijos veiksmas. Ar mūsų diplomatija yra pajėgi tai padaryti? Šiandieninė, aš nesu tikras. Man užsienio reikalų ministras, kurį aš puikiai pažįstu, aš jį labai geriau kaip ekspertą, kaip analitiką, šiandien jis yra labiau politikos apžvalgininkas negu užsienio reikalų ministras, kuriantis policiją. Ir taip pat galiu truputį pasakyti apie prezidentą. Tai va čia yra problema, ar mūsų diplomatija suveiks, aš nesu tikras. Šitoje vietoje mes iš viso keliam tokius klausimus. Tai, bet aš norėčiau ir įtraukti kolegas, nes aš jau pradedu nepatogiai jaustis. Žodžiu, tai, mėlėjai, gal dar vieną kokį klausimą? Prašau. Aš, užsikabinsiu iš to, ką tik sakė, tai man atrodo, kad ta tarptautinė teisė visada taip veikia, ne 100% nebuvo, tik tai juoda ir balta. Tie patys, pavyzdžiui, 33 metais Brian Kellogg paktas uždraudė pripažinti, kas okupuota, bet 50 metų buvom okupuoti. Bet šiaip kalbant apie Ameriką, tai man atrodo, kad pas mus politikams labai dažnai trūksta to supratimo, kad Trumpas ir Amerika pirmiausia kalba vidiniai rinkai, vidiniai politikai. Kažkokie toks fragmentavimas yra, bet prieš tai, iš tikrųjų, tai dar norėjau prieš tai šiek tiek grįžti į tą gynybos pusę. Ir turiu tokį klausimą, pavyzdžiui, poligonas, ten CV-19, HIMARS, tai viskas yra labai gerai, bet man atrodo, kad kariuomenė profesionaliai yra turbūt kokie 2/3 gynybos. Ir tas likęs trečdalis, kuris turbūt gal net dar daugiau yra, tai visuotinė gynyba. Tai, bet kaip jūs įsivaizduojat, kokiais būdais, kaip plėtoti tą visuotinę gynybą ir, galvojant ne tik strateginių, bet ir operacinių lygių? Yra dvi dilemos mūsų gynybos politikai dabar. Ypač kai neaišku, kas bus globaliam lygmenyje, ar kai keliam klausimą, ar NATO suveiks, ar nesuveiks. Ar viskas čia bus gerai, aš manau, kad suveiks, bet tikiu tuo, bet šitoje vietoje yra tų klausimų. Ir nuo to daug kas priklauso. Kur mūsų gynybos politikos problema? Problema galvos. Visi tie 5 plus BVP procentų
investicijos į gynybą yra pagal NATO planavimą. Visi tie pajėgumai, divizijos kūrimas, kurį mes girdime, pilno operacinio pajėgumo divizijos sukūrimas iki 30 metų, yra plaukia iš NATO gynybos planavimo. Su mintim, kad mes turim tai, Lenkija turi tai, vokiečiai turi tai, kiti, jeigu mes neturim, amerikiečiai ateina su įgalintais, kuriuos aš jau minėjau, ir veikia kaip sistema. Jeigu tas NATO klausimas turi problemų, algoritmas neveikia, tada, ką šiandien su premjerė, aš pamobilizinau šitiek su premjerė, mes turim planą B, planą C, reikia neturi, tai aš tą irgi galiu pasakyti. Kodėl? Nes tada reikėtų iš esmės permastyti visą gynybos formavimo politiką. Ir dabar įsivaizduokim situaciją, kad mes žinom, kad, algoritmas sako, nesuveikia, darom prielaidą. Blogasis scenarijus. Turim visą laiką galvoti apie blogą scenarijų. Kaip ar mes jį turim komentuoti viešai, čia kitas klausimas, bet strateguoti, planuotojai turim tą. Ir tada klausimas, kaip ginamės? Jeigu po 3-4 metų invazija, ne? Iš vienos kitos. Tai faktas, kad mes, matyt, ne 50 tankų dabar turėtų būti prioritetas. Fortifikacinės linijos, dronų siena, nes įgalintojų nebus, kadangi, jeigu pagal algoritmas neveiks. Tu turi užkurti pramonę dronų, ekosistemą sukurti greitai, gamintis minas čia, gamintis sprogmenį droną, tada visai keičiasi, ar ne? Tu tada pirktum mobilius prieštankinius, jau prieš transportinius, reiškia, įvairius visas priemonės. O čia būtų orientuotomis į teritorinę gynybą, trauktum visuomenę tada, ar ne, visai kitaip. Ir čia yra, komendantūros mano buvo pasiūlyta su mintim, kad įsitraukti tiem, kurie galbūt arti karybos, bet ne pačioj karyboje, bet nori prisidėti. Koviniai šauliai, komendantiniai šauliai, šaulių sąjungai traukti. Po truputį ta schema yra atsirado. Ne, kaspas yra, komendantūros, šaukimą reikia didinti. Nes paradoksas yra tame, kad valia gint šalį ateina tiek iš auklėjimo, iš širdies, iš mokyklos, bet lygiai taip pat, kuo žmogus gauna daugiau pareigties karinės, susipažįsta, jisai užsikūrė širdis jo gint šalį. Pavyzdžiui, dabar mes taip nedaug, bet čia, padarėm gynybos įgūdžių kursą. Taip, per 4 metus įvedėm 9-okam, privalomą bent jau 3 dienų įgūdžių. Ir po jų jau atsako mokytojai, vaikai nori, ieško jaunuosius šaulius renkasi. Domisi apie kariuomenę labiau. Gavo minimalę tokią, treniravimosi ciklą, bet iš karto išsikūrė pasitikėjimas, ar ne? Ir panašiai. Tai čia, šitą irgi reikia daryti. Mes, skaičiuojam tą mūsų langą 5 metus, tie procesai, kurie reikalingi, ir gal 10-mečių klausimas. Bet čia labai gera mintis. Tai, kaip tariant, mes turim dar plius investuoti tai, kad būtume pasiruošę ateities gynybai. Kad neinvestuotume dalykus, kurie mums po 5 metų bus pasenę. Čia ir yra gebėjimas suplanuoti viską ir padaryti. Mes truputį dabar per daug statiški, tą iš karto. Ir tai, kas bus per 100 metais, kai viskas suvažiuos, taip, bet jau galbūt transformacija bus, dirbtinis intelektas bus Ukrainoje dronais pasiekti ir mes būsim dar su FPV lygmeniu, palyginus, nebūsim pasiekę tų lygmenių. Bet tos dilemos tikrai yra ir jas reikia spręsti. Gal į vidaus politiką? Jo, gal tikrai kas nors iš vidaus politikos, ką nors. Sakykit, man tai viskas sueina į žmogų. Ne į partijas, ne į ką, ne į pjaudamusis, bet į paprastą žmogų. Daleiskim. Ir kiek aš dabar suprantu, palyginu, daleiskim, čia vienas klausimas. Palyginu su savo kaimu. Daleiskim, mūsų kaimą buvo 68 sodybos ir pasakė, padarom kiaulyną, kaimas bus iškeldė. Ir viskas taip ir padarė. Žodžiu, žmogaus niekas taip pat kompensavo, taip pat, kaip sakyt, ėjo, davė tas kompensacijas, bet visi žmonės išėjo ir padarė kiaulyną, po šiai dienai mūsų kaime tik tai paminklas. Tai, kaip sakyt, lygiai tas pats ir su poligonu. Ką valdžia nusprendžia, žmogus bejėgis. Tai koks skirtumas tarp sovietinių laikų ir dabartinių? Ponė, aš pasakysiu labai taip paprastai. Mes poligono nekuriam dėl nuotykių. Tiesiog strategiškai reikia. Tu žiūri vietas, kur jo reikia. Aišku, čia skiriasi tai, kad čia ne kiaulynas, ne kiaulynas, o poligonas. Tai tie skirtumai man aišku.
Tai va, čia yra tas valstybė reikia ir tada tu ieškai vietų, kur galbūt mažiausiai turėtum negatyvo, ta prasme, pagal sodybų skaičių, kiek mūsų ten paveiktų žmonių ir taip toliau. Ir aš tos žmonės puikiai suprantu. Tai aišku, tai velnės, aš irgi galbūt vėliau, jeigu ateitų pas mane ten pas mane kažkas iš giminaičių būtų ir sakytų, mums bus norim savitą. Aš irgi sakyčiau, rimtai reikėtų sėstis ir kalbėti. Bet čia yra valstybės reikia, todėl valstybė turi būti dosni, todėl valstybė turi kelti tą apsisprendimą, jinai turi motyvuoti ir kompensuoti. Šiandien kainos kaip sakykim gauna kiaulės. Nesvarbu, dar vieną klausimą. Kadangi šiandieną aš išsakyti tą politiką, per daug nesitikėjau, dalyvauti. Ateinu pasiklausyti, čia irgi labai retas šiandieną, kaip sakyti, išpuolė pasiklausimas Žemaitaičiui jūsų. Kaip tik, žinot, aš, kaip sakyti, irgi, tai ne partijose, tai yra žmonėse. Čia yra ir švietimui, manau, šitą kone vadovavau. Aš apšalau nuo pačios, kaip sakyt, situacijų salėje. Jeigu atėjom paklausyti, suvaryti vaikai, mergaitės iš mokyklos visai eilė, kuri nedavė net pasiklausyti. Plius dar atitinkamai su plakatais. Tai palaukit, jeigu jūs ten, kaip sakyti, tarp savo partijų pešatės ir nepasidalinat, atsiprašau, kuo nors, tai jūs ateities nors negriaukit, mėly ponai, visi, man nesvarbu, jūs šitą partiją, dar trečia bus, kaip sakyti, jaunimas, kur pedagogai, pirmiausia mokytoja, kuri išleido iš pamokų nuo 12 iki 2 valandos, toliau švietimas, kur rajonų valdžia. Aš nežinau, šitokių klausimų tai palikti negali. Jeigu atėjo su tokiais plakatais merginų, paveiklavo, jas viską žino, gimnazijos mergaitės. Tai kur mūsų ateitis, kokią linkmę už jūs atsakė Drįsiu dabar, aš stengiuosi savo formatuose kuo mažiau kalbėti apie kitus oponentus, kalbėti apie Lietuvą, apie reikalus, bet neslėpsiu, kuo toliau, to sunkiau nekalbėti apie oponentus dėl mums žinomų priežasčių. Taip, bet aš noriu pasakyti vis tiek, mes kalbam apie pono Žemaitaičio Janušo kolekciją. Kur yra problema? O dabar mes jau kalbam kiek? Nei vieno kol kas žodžio, kažką premjerai taip lengvai. Nieko blogo nepasakiau apie kitus. Kai kalbant ten tuose variantuose, viskas prasideda nuo priešų paieškos vidinių ir viskas pasibaigia vidiniais priešais. Ir tai yra nuolatinis, tai yra nuolatinis skaldimas, melavimas. Pone, aš jums papasakosiu vieną dalyką. Du dalykai, kur man tenka politikų išgyventi, tą nuolatinį tokį spaudimą, tai gauni anoniminės žinutės ir panašiai. Pirmas atvejis. Žodžiu, metų pradžia pasirodo valstybės kontrolės analizė, kuri daroma kas met, kad ten ne tai, kad dingo pinigai valstybėje, bet ne pagal eilutes buvo panaudotas 700 milijonų. Iš 5 metus buvo 5 milijardų. Šis gerėja valstybės tas valdymas. Ir ten priešininkai iš tos stovyklos, kuri čia irgi buvo šiandien, prasuka viską tai, kad dingo 700 milijonų. Buvo dingo, aš galvoju, kažkas pavogė 700 milijonų. Pradėjo mane žymėti Facebook'e, kodėl mane, nes krašto sauga yra uždara, tai turbūt Kasčiūnas kažkur nukišo 700. Aš galvoju, kad čia baigės. Kasčiūnas buvo 700 milijonų. Kišenės yra? O man jo žmona sako, tai Laurinė, kur 700 milijonų. Ne, tai rimtai dalykas. Nes tada tik mes paaiškinom, kad jie nedingo, čia yra tiesiog pagal kitas eilutes. Tai lygiai taip pat, kaip dabar drakono dantys, jie reikalingi mūsų kontrmobilų. Kažkas sugalvojo ir paleido. Kaina 3,5 tūkstančių. Už dantį. Aš galvoju, aš beprašy tikrai pirkau už tokią kainą. Nueinu, aš pasikeliu prekybos visus dokumentus. 150 eurų. O jums ir yra melas,
Nuolatinis Man melas. kalbėkit jūs apie vaikus. Tai va to, konkrečiai tai vaikams. dabar jūs Yra čia mokytojų. Tai kai tu važiuoji per Lietuvą, nuolat Vieną vaiką čia vieną. Yra mokytojų. Kai tu važiuoji per Lietuvą, nuolat kiršintas, vėluodamas, dalis visuomenės. Kaip vaikai klauso, privalomas mokslas, mokyklose turi būti. Ir dabargi, jo, Kur pagarbas daleiskim žmogui? Daleiskim, aš ant jūsų pradėsiu taip, padainuoti, taip, ne? bet aš Remyga, remyga, ką jūs bandysiu paaiškinti, bet tu nuolat kiršini ir meluoji, tada žmonės ateina ir pasako, kad Bet mes kodėl vaikai nesusitaikome. pajungiami į politiką? Jie patys pilietiškai atėjo Gerai, tada reikia išsiaiškinti, kas juos išleis iš pamokos, turi mokyti. Panašiai. Tai nepilnamečiai yra vaikai. Pradėsiu nuo to, kad pirmiausia, žmogaus, nes nesvarbu kokio jis yra amžiaus, nuomonė yra svarbi. Ir aš galvoju, kad pareikšti savo nuomonę šitoje valstybėje turi galimybę ir teisę turėti visi. Prisiminsiu, kai buvo 2021 metais prie Seimo riaušės ir kai kurie po to, kur ten siūlė Seimo narius pakarti, mano kolegas apskundė ir fizinė jėga buvo naudojama. Ir buvo tokių žmonių, kurie sakė, nepritariantis tiem reikalavimam, kurie ten buvo išsakomi prie Seimo, kad reikia iš vis drausti tos susirinkimus, tai kam čia reikia, demokratija turi turėti ribas ir galbūt niekas nieko nešneka. Kaip ir patrauklu tiem, kur, iš mūsų pozicijos žiūrint, kad mes galbūt ir nenorėtumėm tokio ažiotažo, tokių kaltinimų, tokio šmeižto, baubimo ir visų tokių dalykų. Bet demokratija yra tada, kada tu leidi pasakyti žmonėms, net dėja, jeigu jie pasirenka tuo atveju ir kažkokią netinkamą būdą. Į ką aš vedu? Kad kiekvienas žmogus turi teisę pasakyti. Ir jeigu jaunas žmogus, moksleivis, kuriems beje nuo 16 metų jau čia bus ir savivaldai galima balsuoti, tai jeigu jie turi tokį politinę brandą ir nežinau, kuom tai yra blogai pats sėdėti su plakatu ir išsakyti savo poziciją, man atrodo, kad mes turim gerbti tokią poziciją. Tai dabar suvesti, pasakyti, kad jie nieko nesupranta, jie kažkokie nevykėliai, arba aš negirdėjau, kad jūs pasmerktumėt poną Žemaitaitį, kuris juos psichiškai nestabiliais išvadino. Nežinau, aš atėjau pasiklausyti kaip žmogaus, kaip jūsų. Ačiū, kad jūs keliat klausimą, tik jūs labai taip, aš žmogus, aš lyg iš kažkokios kitos materijos, nes suprasti žmonės, kurie yra partijai, tai kažkokie visi Bet galbūt kokia yra mūsų ateitis, kur jų kultūrai? labai Aukšta kultūra. Aš jais didžiuojuosi. Bet čia yra problema ir man dėl tokios ateities, bet būtent dėl tokios ateities yra neramu. Aš dar beje porą sakinių gal pasakysiu. Pasakykit, ponė. Nes čia jūs tik ir apkaltinot netiesiogiai mokytojus, kurie galbūt išleido. Nu taip, kaip išėjus iš pamokų, taigi Mes šiaip ar viešasis mokymus. Mes nežinom, ar koks mokytojas pasiūti vaikus, tai nekaltikim ir teoriškai. aš nekaltinu, aš Tai sakau, mokytojai išėjo. toliau pažiūrėkit, kodėl va čia neatėjo tie mokiniai ir neprotestuoja ir nebaugia. Tai ar nėra esminė atsakomybė to politiko, kuris iššaukia tokias reakcijas? Kai jaunimas nebeištveria ir ateina galbūt aštriau, su plakatais ir kartais ir šūksniais, tai vis dėlto mes turime, kur čia yra ta priežastis ir pagrindas, kodėl toks reiškinys vyksta. Aš nepritariu, kad iš tikrųjų susirinkime atsiranda tokie trūkdymai. Tikrai nieko blogo nematyčiau, kad stovėtų su plakatais. Bet, aišku, jeigu trukdo politikui pasisakyti, tai yra blogai. Mes kaip partija tikrai tokių dalykų neorganizuojam, bet jeigu Žemaitaitis iššaukia tokias reakcijas, tai jis pirmą turėtų pagalvoti, kaip jis elgiasi, kaip jis skaldo visuomenę, kaip priešina. Tai jaunimas seka tuos dalykus ir aš džiaugiuosi, kad jis reaguoja.
Galbūt ateis aukštesnė ta politinė kultūra su laiku, bet aš nebejoju, kad išsiugdys tas jaunimas ir viskas bus su juo tvarkoj. Tai žiūrėkit, auditorijoje yra mokytojai ir tos įstaigos ir yra moksleivių. Bet labai tik tai trumpai, kadangi vis tik yra tam tikri dalykai, aš pats irgi dirbu gimnazijoje ir žinau, kad mokiniai turi šitos langus vadinamus. Tai žiūrėkit, yra Žiburio atstovų. Tai Gal buvo mergaitė? mes norim pasakyti, kad šiandien mes didžiuojame savo mokiniais. Kai per socialinius tinklus sudirbinėjami mūsų žvaigždės, Bumblauskas, Mamontovas, ar dar kas nors, tai mūsų jaunystės žvaigždės, kai mūsų autoritetai dideli, istorikas, ar ne? Sausio mėnesį buvo baisu žiūrėti į komentarus, kai sudirbinėjami, padorų žmonės ir mūsų rajonų ir visų kito. Tai aš labai didžiuojuosi savo mokiniais, kurie renkasi padorumą, demokratiją, blaivų protą ir taip. Viską pasakiau. Gal mergaitė buvo tame susirinkime? Buvo. Tai jūs ką norit pasakykit, kaip tai? Tai jums, panelė, jums Remyga yra priimtina čia? Priimtina Remyga? Jisai kiek vyresnis už jūs, ar jūs kaulės kartu galite? Kokia čia Remyga? Nesvarbu, nes toks melagės yra daugelis vyresnis. Tai nieko, tai žemino žmonės. Niekas žemino kartu pradėjai, kad pabaigoj nusukti tai niekam nedaikysite mūsų šito laiko. Aš irgi nuostabuoju, kaip buvau pakalyje manęs. Jaunimas buvo priekyje. Jaunimas tyliai, gražiai sėdėjo su plakatais. Šaunuoliai, jie nekėlė jokio triukšmo, netrukdė niekam. Nu, ponė, nepasakokit, jeigu su Bet plakatu. čia dabar gaunasi tarsi analizė kito politinio. Tai gerai, aptarėm. Mes supratom, kad yra du netgi to paties renginio skirtingi vertinimai. Gal pereikim prie kitų temų. Prašom, dar klausimą vieną kitą. Kas domina, medicina, plus 10 balų, dar kas nors. Vaidas. Daktaras Vaidas Balčiūnas. Sugrįžčiau, raginu sugrįžti tiek prie tų mūsų vidaus problemų. Mes iš šitos periferijos, iš savo lietuviško krašto, nuvykstam į Vilnių ir žiūrim, kad egzistuoja toks paralelinis rusakalbis pasaulis. Kad kartais nei su pavėžėju neina susišnekėti, nei parduotuvėje ar kavinėje būti aptarnaujamas lietuvių kalba. Ir tame, aišku, visi turbūt irgi išvelgiam ir matom tuos pavojus ir ypač gal ir per švietimo prizmę žinom, kad mūsų dar egzistuoja vis rusakalbių mokyklos, kurios yra irgi kažkoks tai irgi dažnai bastionas deja šitos rytų kultūros, kuri laiko įkėlus koją ir per šitą kultūrinę ir bendrą kalbinę ir informacinę erdvę. Tai man įdomu ir iš Seimo narių išgirsti, kokius jie turi pasiūlymus, priemonės ir panašiai, kad šitas problemas kažkaip tai... Tai ne tik turime, bet jau ir sprendžiame, net ir būdami opozicijoje, tai ačiū labai už labai gerą klausimą. Pirmas dalykas, nors tai prireikė metų įsigaliojimų ir tai nebuvo pasiruošta iki galo, bet mūsų iniciatyva dar baigiant mūsų kadenciją 24 metų įvestas dabar nuo sausio 1 įsigaliojęs reikalavimas, teikiant paslaugas, demonstruoti A1 valstybinės kalbos žinias. Bent jau. Dabar dilema didžiulė Vilniuje, kaip įlipu į Boltą kiekvieną rytą, galvoju, kaip pavyks man lietuviškai išgirsti kalbantį, bet labas pasisveikinant kitą. Ta įvedėm,
Be abejo, valstybė dar turi susitvarkyti su apmokymu visų procesų ir taip toliau, bet principas jau yra įvestas, po 2 metų kyla į A2 lygį, nu ir taip toliau ir panašiai. Tai čia tokia bazė jau yra padaryta į gerąją pusę, atiduodam pagarbą mūsų valstybiniai kalbai. Kitas dalykas, ką pavyko padaryti, tai nusprendžiau vasarą Švietimo ministerija dabartinę paduoti teismą. Kodėl? Nes mes turim įstatymus, kurie numato, kad tautinių mažumų pradinukai savo ugdyme turi turėti tiek pat ugdymo valstybinę kalbą, kiek ir gimtąją. O buvo taip, kad visada rusakalbiai turėjo daugiau rusų kalbą negu valstybinę. Privers dabar administracinis teismas priėmė sprendimą palankų, Lietuva turėtų būti sulyginta, bando ieškoti ministrė dabar išeičių, bet bus sulyginta ir bus padaryta. Kitas dalykas susijęs su tautinių mažumom, pavasarį atmetė dauguma, ir Remigijus, ir socialdemokratai, mūsų pasiūlymą eiti laipsniškai tautinių mažumų mokyklose, pirmiausia rusakalbėse, didinant valstybinės kalbos skaičių ugdymą. Nes dabar pas mūsų ugdymas valstybinė kalba, tautinių mažumų mokyklose yra labai nedidelis, tik tai pilietinis ugdymas, tik tai Lietuvos geografija, Lietuvos istorija. Visi kiti dalykai yra ugdomi toliau rusiškai. Nu, priklauso nuo mokyklos, jinai gali apsispręsti kitaip. Tam yra gerų, neradime pavyzdžių. Bet jų yra vis tiek mažiau negu tų, ką jūs teisingai sakot, kad tie židiniai yra tokie. Ir bandysim vėl eiti pavasarį, bandysim pasižiūrėti, gal pasikeitė nuomonė ir truputėlį tą ugdymą išplėsti toliau valstybinį. Bet kalbant apie užsieniečių problematiką plačiau, mes nuo sausio 1 turim tendencijų, kurios dar nepastebim, bet per šios metus galim pastebėti, ypač Vilniuje, bet matyti ir logistikos centre Šiauliuose, galbūt šiek tiek ir Kaune, kad tie užsieniečiai, kurie jau 3 metus gyvena Lietuvoje, pagal Europos Sąjungos šeimų susijungimo teisę galės susivežti savo šeimos narius. Panaikinti šitos teisės mes negalime, nes čia Europos teisė, mes Europos Sąjungos nariai, bet esu pasiūlęs saugiklį. kad prieš atvažiuojant įkeliant koją į Lietuvą, jie turėtų demonstruoti valstybinės kalbos žinias, kas būtų sudėtinga gyvenant Uzbekistane kažkur. Pateikimas yra pavykęs, bet vyriausybė kol kas neduoda teigiamų vertinimų, bet bandysim laužyti ietis Seime ir pavasarį stumti šitą dalyką. Tai kitaip tariant, ambicingą darbotvarkę turim dėl užsieniečių teisės, turim susidėlioti saugiklių šiandien, kad neturėtų problemų ateityje. Tai tą tikrai darom ir jūsų keliami klausimai dėl tautinių bendrijų, tautinių mažumų ugdymo, rusų kalbos paplitimo, tikrai jau yra ir sprendimai, ir bus jų dar daugiau. Bet tikrai pažadu, jeigu ne šitoj, tai tikrai kita kadencija. Aš dar dėski, trumpai aš gal irgi mėgėsiu. Svarbiausia, aš galvoju, mes vienu pagrindiniu gal daiktų nepakalbėjom, tai žmogus, kas yra kareivis, kas yra. Tai sakykit, kas yra kareivis? Tai jaunas yra žmogus. O reiškia, dauguma jaunų žmonių buvo visgi kaime. Šiandien kaimą naikina, kelinta partija naikina tiesiog. Neįsižeiskit, bet tikrai naikina. Tai va, reiškia, ūkiai, mažieji ūkiai, šeimos ūkiai praktiškai baigėsi visi. Tai jaunimas, dabar aš pašneku su jaunai žmonėms, sakau, kad dabar kariuomenėje tarnauja. Tai sako, gavau dar suplėšusią uniformą, atitarnausiu ir puikiau. Neturiu ką aš čia ginti jau, nes mano tėvų ūkis subankrutavo maždaug. Tai ką man čia ginti, jeigu daro viską, kad būtų mažieji ūkiai sunaikyti. Jau kelinta partija ir dabar tam Žemaitaitį. Kam jį tiek reklamuoja? Jis ateis į valdžią ir į kaimą ateis. Aš garantuoju, kad jis ateis. Kam jį tiek reklamuoja? Jis kažką pastumė, rodo per visas televizijas, visi jį nureklamuoja. Klausykis, kad jie su plakatais, tai irgi praktiškai Žemaitaitį reklamuoja. Tai čia tada ateis dar didesnį plaukimą. Tai va, pirmiausia, reikia žiūrėti į kaimo žmogų ir jaunus žmonės. O jeigu jauniems žmonėms tik tai duoda traktorių nusipirkti, o paskui pienas 17 centų kainuoja, tai atsiprašom tada. Nes kariau, ir katras dabar dar pasakykit jūs, nors vienas išvažiavęs į užsienį,
pabėgęs nuo to kelio. Bus karas, ar jis grįžta, tai jį negint, tikrai negrįžta. Tikrai negrįžta. Ar iš klausimas gal į žemės ūkį taip konkrečiai negalėsiu pakomentuoti, bet žinau, kad ir mūsų kadencijos laikų buvo tiem mažiesiams vadinamiems ūkiams, šeimos ūkiams atidaryta daugiau paramos, bet faktas, kad pasaulis kintantis, labai skirtinga ta situacija dėl pieno, čia turbūt geriausia pasižiūrėkit, pas ką Lenkai daro. Aš labai norėčiau, kad mes kažkaip, aišku, tada lengva generalizuoti tokį, padaryti juodą, baltą, tai tada kažkaip galbūt aiškiau su kuo prieš ką, už ką kovoti. Gal, Laurynas pristatė dėl lietuvių kalbos, apie kitaip tariant, problemos su rusakalbio mokyklom, viską teisingai tikrai susakė ir pritariu, bet galbūt užsikabinau už tokio vieno, kad štai su padavėjais negali susikalbėti Vilniui lietuviškai, tai man asmeniškai netekia, tai bolda tie, kurie atveža maistą į namus, jeigu kažkas užsisako, yra niuansų, bet yra visai, man kartais tenka girdėti, kad tarpusavyje kalbasi padavėjai rusiškai, ar nežinau, budiškai, ar ukrainietiškai ir persijungia lietuvių kalbą. Tai ką noriu pasakyti, kad visokių tų situacijų yra, bet žmonių jausmas yra toks, koks yra, ir jį reikia, faktas, kad jį reikia atliepti. Dėl to, kas gins ar negins ką nors. Taip, pritariu, kad matyt prieš 80 metų ir daugiau partizanai, ir stebėkim, kas buvo jų vadai jau paskutiniu metu, ar ne, Vanagas, kuris buvo mokytojas pagal išsilavinimą, ar ne, atrodytų be karinio pasirengimo ir kitų dalykų, tie žmonės, kurie iš kaimų, iš kaimiškų ūkininkų vaikai, jie irgi turbūt pirmiausia gynė ir savo lauką, savo mišką, savo šeimą, bet aš nebejoju, kad jie gynė tą teisybės jausmą. Ir tiesą sakant, padarysiu paralelę ir su tuo jaunimu šiandieną, kurie kalba apie tai, kas jiems atrodo neteisinga. Ir mes visi turim vienokį ar kitokį teisybės suvokimą. Kažką galbūt nervina, kai, nežinau, kažkas užlenda eiliai po koncerto rūbinį prie balto, kažką dar kažkokie buitiniai dalykai, kažką nervuoja retorika girdint iš pasaulio galingųjų, kur dėl to turbūt ir nukyla tos apokaliptinės kartais, galbūt, ką Laurynas minėjo, mintis, kad tu supranti, kad gale atrodytų lemia daugiau negu mūsų tarpusavio susitarimai. Tai ko verti mūsų kultūringi, pagarbus tarpusavio ryšiai, jeigu kažkas gali ateiti, pasakyti, duoti veido sritį, arba, nežinau, savo retoriniam figūrom priversti irgi žmonės, jau čia kalbu apie dabar globalius dalykus, jaustis kažkaip nepatogiai, įžeistai, ypatingai, kada pasaulis yra toksai neramus. Tai man atrodo, kad šiandieną ir tie žmonės, kurie beje grįžta ir iš emigracijos į Lietuvą ir užsirašo į šauktinius, į Lietuvos kariuomenę, tie žmonės, kurie bus pasiryžę atėjus dienai ginti valstybę, kad jie gins ne Seimą, ne tą, kad kažkoks politikas ten kažką pavogė, nepavogė, ar ten kažkokią jisai skriaudą neteisybę patyrė. Jisai pats įvertins tą santykį, kad kažkas yra agresorius ir kažkas kažką iš mūsų nori paversti ir mesti savo taisyklės. Tai man atrodo, kad ir tada, ir dabar čia bus ta varomoji jėga. Žmonės, kurie atėjo protestuoti dėl LRT, tai sako, tai ką čia durniai atėjo, susirinko, ar jie supranta, už ką jie čia iš vis yra. Aš manau, kad didelė dalis žmonių nekalba ne apie LRT vadovę, LRT tarybą, jie kalba apie tai, kad jiem nepriimtina šita galios pozicija, kada viską varoma buldozeriu, kada tu akivaizdžiai matai, kad nori pasitvarkyti struktūrą kažkaip vienaip ar kitaip. Kitaip tariant, teisybės jausmas, taip kaip kiekvienas mes jį suprantam, yra mūsų varomoji jėga. Todėl aš tikiu, kad bus tų žmonių, kas gina valstybę, tie skaičiai, rekordiniai skaičiai Šaulių sąjungoje tą rodo, bet neapsigaukim. Juk ir Baltijos kelią ne visi važiavo, ir sausio 13 ne visi stovėjo, mes dabar girdim iš tribūnų, tada buvom vieningi. Vieningi buvo tie, kurie pasirinko būti ten, arba paremti, gal fiziškai konkrečioje vietoje negalėdami būti, bet savo dvasia ir pasiryžimu. Tai galbūt į tą ir remkimės, žinodami, kad kažkoks romantiškas dalykas neegzistuoja, kada 100% visi stos ir gins valstybę, bet tikrai bus tie, kurie pasirinks tą daryti. Svarbu, kad turbūt ir mūsų politinė valdžia būtų pajėgi priimti sprendimą, ne ieškoti, kaip su kuo nors nesusipykti, kaip leisti
trašas vežti, kaip ten, nežinau, šildyti santykius su Baltarusija, Rusija ar kitais tais agresoriais, kurie mums nori primesti savas taisyklės, bet turėti savo apsisprendimą ir savo pasiryžimą. Neturėkime iliuzijų, kad visi bus, bet ir nesakykim, kad niekas negins. Važiuotume, labas vakaras, bet nepasakėt, tai irgi leisiu pasirodyti ir trumpai sureaguoti į jūsų užduotą klausimą apie žemės ūkį ir kaimą. Nors tikrai nesu savęs nelaikau nei specialistų, nei dirbančių toj srity, bet iš to, ką tekę patirti ir važinėjant ir per panašius formatus kitose Lietuvos vietovėse ir dirbant tiek tą Seimo nario darbą, aš jums du pavyzdžius pasakysiu, kurie turbūt labai gerai iliustruoja ir jie nėra anonimiški, jie yra labai realūs išgyvenimo. Vienas iš Vilniaus yra toks ekonomistas Marius Dubnikovas, gerai matytas iš ekranų ir žinau, kad jo tėvai ūkininkauja. Jisai pats savo pavyzdį yra pateikęs. Mano tėvai yra ūkininkai ir jie visada turėjo lūkesčių, kad jų vaikai dirbtų žemės ūkį. Ir sako, nedirbs vaikai žemės ūkį, nes jie nenori dirbti žemės ūkį. Ir sako, tai yra istorija, kad ir kaip skaudu tėvams priimti realybę, vaikai pasirenka kitokius pasirinkimus. Tai čia yra apie lūkesčių suprojektavimą, apie įsivaizdavimą, kad turėtų tai būti, jeigu mes sukursim geras sąlygas gyventi kaime, kad čia bus ir poliklinika, ir paslaugos medicinos, ir švietimo, pačios kokybiškiausios, pačios geriausios, kad visi puls ir gyvens. Turbūt pasaulio dinamika yra šiek tiek kitokia, jinai jau yra pasikeitusi ir nesiskaityti su ta dinamika mes negalim to ignoruoti. Ir tą rodo kitas pavyzdys. Panašiam susitikime Utenoj, teko susidurti, kad vieną iš mūsų kolegų labai aršiai sutiko viena moteris. Nes matyt, pradžiai gal konservatoriai, gal kažkas, irgi toks emocinis krūvis. Ir tas kolega pradeda su ją kalbėtis. Aiškintis, kame yra jos pykčio priežastis. Nes, kaip su žmogumi, tiesiai akis į akį. Ir kai paklausė, tai kas labiausiai jūs neramina, netenkina, paaiškėjo, kad jos didžiausia problema yra, kad jos vaikai negyvena kartu su ja. Vienas yra mieste kažkur įsikūręs, kitas yra išvažiavęs į užsienį, o namas pastatytas didelis. Jinai gyvena viena ir nepatenkina to lūkesčio, kuris, yra, kad... Tai aš norėjau tuo ir pasakyti, kad mūsų kaimo politika negali būti kalčiausia, kad tai yra tik tais politikų sprendimai. Mes su ribotais resursais, su sumokamais mokesčiais, turim juos panaudoti atsakingai. Tikrai negali taip būti, kad demografijos situacijoje besikeičiančioje, su tuo kėlimosi į miestus, kad bus politika atvirkštinė ir kad mes išlaikysim tai, kas neekonomiškai yra, kur nebegalim, turbūt nesusitarsim visuomeniai, kad su tiek, kiek surenka mokesčių, kad mes juos dar labiau nekoncentruotumėm į kokybės kažkokius darbus, ar sveikatos, ar švietimo, o pradėtumėm dar labiau juos skaidyti. Nes tai prieštarauja bendrai tendencijai. Ir tai be abejo nėra lengva kalbėtis apie tas temas atvažiavus į mažesnius regionus, mažesnius kaimus, bet tai reikia kalbėtis, kad mes turėtumėm supratimą ir ieškotumėm išeities. Nebandyti kaltinti, kad tokia politika, kad yra tokia pasikeitęs gyvenimas, bet kaip prie esamos dinamikos, prie esamų demografinių rodiklių mes turim keisti politiką taip, kad jinai tiek ir mūsų mokesčiai būtų panaudojami efektyviai ir kad visuomenė tuos pokyčius prisitaikytų prie jų. Tai turbūt tokia būtų ir mūsų, ir šitokių susitikimų. Ir yra idėja, kad mes išgirstume tam tikrus raktinius žodžius. Be abejo, dabar yra saugumas, gynyba, patys prioritetiškiausi klausimai ir apie tai rodo ir šio vakaro susitikimas, probleminiai keliami klausimai, kas neramina ir rūpesčiai yra, bet be abejo yra ir ta kita politika, kuri turi būti vykdoma, visos kitos sritis. Ir važiuodami mes ir bandome paliesti, išgirsti, kur gali būti tie sprendimo būdai. Šiandien vis dažniau mes kalbam apie atvažiuojame į mokyklą,
Kalbam apie tūkstantmečio mokyklų programą. Veikia tas dalykas. Mokyklos pasakoja, ką įsigijo, kokį profilį pasirinko, kokius sprendimus priėmė, na kaip naudojasi tuo. Aš atsimenu, kada gimė tas pats žodis tūkstantmečio mokykla, ten buvo, netgi ir kabinetas žinau, kuriame jisai atsirado. 19 gal dar metais, kai buvo ieškoma panašioj situacijoje apibendrinant, o kas yra, kaip ieškoti sprendimų ir išeičių ir ką galim pasiūlyti. Tai tu, kol esi dar opozicijoje, subrandini idėjas, jeigu jos yra ar patikrintos, ar protestuotos visuomeniai, ir tu tada atneši jį į sprendimo būdą, į tą sprendimo būdą, kur jau tau suteikia visuomenė tos pasitikėjimo svertus. Tai va, ir dabar yra ta galimybė, kai yra tos idėjų sėklos siejamos, kada išties mes daugiau kalbėtumėm apie tos politinius sprendimus ir tokią savo buvimo misiją pateisintume ir čia. Tai tiesiog ačiū už išsakomas jūsų mintis, už išsakomus pasiūlymus ir skatinu tai daryti, tas sieklas sėti. Aš dar kadangi čia buvo klausimas apie kaimą, aš esu iš čia dalyvaujančių vienintelis kaimo gyventojas. Gryno kaimo, kur Laurinas įsiraukė. Aš tikiuosi, kad ir kolegos, kai šiek tiek subręs labiau ir pasidarys protingesni, kelsis gyventi kaimą. Man dabar gaila tų Vilniui pragyventų metų stumdymusi kamščiuose ir tame visame šurmuly, kai kaime yra ramybė, erdvė, o kai reikia to didelio miesto šurmulio, šiais laikais nuvažiuoti ten iki artimiausių didmiesčių jokių darbas. Ir aš manau, kad kaimas iš tikrųjų turi perspektyvą ir jis bus kitoks. Nebus taip, kad jūs sakot, kad tai bus, kad kiekvienas kaimietis yra smulkaus ūkelio, reiškia, savininkas ir iš to pragyvena. Jeigu mes dėl to aimanuojam ir įsivaizduojam, kad taip čia gali būti, taip nebus. Tai bus kaimas patogi gyvenama vieta, iš kur žmonės važiuoja dirbti kažkur į artimiausią miestą, bus kaimo verslai, tai kad ir mano kaime gali rasti ir smulkų, kaip pavyzdžiui šilauogių. Nedidelis ten visai plotas, bet šeima puikiausiai pragyvena. Bet yra bendrovė, kuris turi darbo vietas ir žmonėm irgi yra labai patogu, ne kiekvienas pats savarankiškai nori ūkininkauti. Jam gerai, kai jis gauna algą ir dirba ten, yra darbo vieta. Yra verslai, yra pervežėjo verslas, sakykime. Visa ta struktūra susiformuos ir viskas čia bus gerai. Mes nematykim to kaimo kaip kažkokio liūdno reikalo, kur čia reikia gelbėti ir aimanuoti, kas čia jį sugriovė. Tai tik žmonių protingumo problema, kad ne visi dar supranta, kad reikia keltis gyventi kaimą. Tai tikiuosi, kad aš įtikinau, kad to dar nepadarė. Išgirdau, ką auginat? Ką? Pasimetė? Ne. 3 alpakas, 20 vištų, 19 balandžių ir šunį. Aš dar pridėsiu ir pritariu, ką jūs sako, kas vyksta vakaruose, ypač vakarų Europai. Daug kas iš didmiesčių išvažiuoja iš jų, nes ten yra daug chaoso, bardako, migracija, visą kitą sukūrė tokias aplinkybės, kad važiuoja žmonės iš miesto į kaimiškas vietovės, kuris į ten ir po to tiesiog dirba ir grįžta atgal. Tai čia irgi, aišku, mūsų uždavinys padaryti taip, kad didmiesčiuose nebūtų chaoso ir migracijos. Tai čia pirmiausia, nepakartot tų klaidų, bet iš principo kaimas tikrai gali turėti savo perspektyvą. Linkėjimai 3 alpakų. Šiaip, natūralu, kad, kaip sakoma, toj patarliai, žuvis ieško kur giliau, žmogus kur geriau. Kas yra geriau, turbūt, kiekvieno yra individualus suvokimas ir, jaunimas, kaip sakom, tikrai galim daug kur pastebėti, kad, galbūt ne taip elgėsi, kaip norėtume arba kaip didėjėtų, bet turbūt mes mokomės, mes irgi buvom jauni, mes irgi darėm klaidų ir galbūt iš tų blogų pavyzdžių galima atrasti gerų pamokų. Tai turbūt link to ir turėtume eiti. O tai, kas čia įvyksta, tai tikrai pasižiūrėkim sausio 13-osios aukų sąrašą, tai ten didžioji, daugiau kaip pusė žuvusių 17-mečiai.
tai galim sakyti, kad ir jie tada, ką jie ten veikia ir taip toliau. Tai čia, aišku, yra labai pritempinėjami galbūt kai kur dalykai ir galim kalbėti turbūt iki ryto ir nerastume pabaigos, bet man labai gražiai buvo, kai žmonės rinkosi ir mes ten gale prie tos kavos buvo tokiom frakcijom gražus pabendravimas, kad išeinant turbūt aš įsivaizduoju, kad vėl bus tas pats, nes visi dar norės kartą prieiti, kažką pasakyti ir už rankos palaikyti ar dar kažką, ar asmeniškai pasakyti, nes tikrai Suvalkietis yra toks, kad viešai labai mažai kas išdrįsta kalbėti. Tai turbūt jau mums einant į pabaigą, aš dar tik tai irgi noriu prieš paduodant tą visą laisvą mikrofoną dabar su nusėdusią kolonėlę. Tiesiog irgi pasakyti, kad kaimas ieško diversifikacijos, ieško kaip pasikeisti. Tai mes irgi norim svečiams įteikti namo lauktuvių. Edgar, jeigu dar galim vieną dalyką, kadangi buvo paminėta, kad aš čia šioks toks skaitausi kuratorius nuo Tėvynės sąjungos frakcijos, tai kaip tas kuravimas gali reikštis? Jeigu yra pageidaujančių, tarkim, nuvykti kažkokiam kolektyvui ar mokinių grupėje į ekskursiją į Seimą, tai mes tą galim padėti iš dalies ir pafinansuodami. Na ir bendrai, jeigu turit kažkokių klausimų, kur jaučiat, kad Seimo narys gali padėti išspręsti, tai susiraskit mano patarėją Edvardą. Ir tą spręsim. Paskui jau čia susitarėm su biblioteka, turbūt padarysim vieną tokią kalendoriaus pristatymą Seimo parodų erdvėj. Jeigu jūsų tarp yra žymių dailininkų, galim padaryti ekspoziciją Seimo rūmuose pristatymą. Žodžiu, jeigu turit kažkokių sumanimų, kur jaučiat, kad gali padėti Seimo narys, per kurį mano telefonas yra ant biuro durų, jeigu kas dar neturite, nežinot, jis nesikeitė jau daugiau kaip 25 metai, tas pats 145 galas. Bet ir darbo valandos tikriausiai yra tavo. O Facebook'e aš dirbu 24 valandas. Sūduvos boba, yra geras dalykas. Italai kepa panetone. O šakiečiai daro Sūduvos bobą. Su vyšniom. Ačiū labai visiems. Kol dar svečiai neišėjo, už skvernų galit patampyti. Mūsų grupės, nuo kuratorius, aišku, pirmiausia. Ačiū Edgarai už puikiai suorganizuotą vizitą. Tikrai įspūdžių daug ir ypatingai iš socialinių paslaugų namų labai nuostabus įspūdis ir iš Laukuvos, kur beje perima dukra, vaikai perima tą verslą, skamba viskas kaip iš filmų ir labai gražiai. Tai koncentruokime į tokius gražius pavyzdžius. Labai ačiū Edgarai, ačiū Irena už visą darbą visiems jums, kad galėjom čia būti. Ir iki naujų susitikimų. Ačiū.